Dievo malonė su mumis. Amen. Halleluja. Dievas ieško žmonių, kuriuos galėtų vesti savo pergalės eisenoje. Amen. Amen. Ir tu pasakyt, gal dar gali, aš esu pergalės vaikas. Už mane sumokėta brangi Jėzaus kraujo kaina. Ir aš nugalėsiu visus priešus, kurie dar yra mano kelyje, kurie bus, aš visus nugalėsiu. Amen. Amen. Nes aš pergalės vaikas. Amen. Aš pergalės dukra, aš pergalės sūnus, mes esame visi Dievo pergalės vaikai. Kaina sumokėta už visus ir pergalė dovanota visiems. Tik labai svarbu, ar mes ją naudosimės. Amen. Čia svarbiausia. Mes turim šitą pergalę ir kartais nesinaudojam. Ir iš tiesų atrodo, kad jos jau lyg ir neturime. Todėl Dievo valia ne tik tikėti, bet ir gyventi pergalėje. Amen. Gyventi, kalbėti, mąstyti, veikti sutinkamai su Dievo pergalės karaliaus valia ir žodžiu. Te padeda man Dievas. Gali pasakyti, aš tau pasakiau, te padeda man Dievas. Te padeda mums Dievas išlikti toje pergalėje ir gyventi. Ir baigti bėgimą pergalingai, kaip sakė Paulius. Ir vienintelio reikia, kad nenuliptume nuo jo žiestuvo ir neatstumtume jo malonės. Amen. Jo malonės neatstumti, o jo malonė beribė. Kas ta jo malonė? Tai jo šventas pralietas kraujas. Amen. Kuris apvalo nuo visokios nuodėmės. Kuris duoda jėgą pasipriešinti nuodėmę. Kuris duoda jėgą gyventi šventume. Amen. Tai mūsų išgelbėjimas Jėzus Kristus. Tik svarbu kartu vienybėje su juo gyventi ir neatstumti malonės. Žinot, mes taip pripratę iš pasaulio lengviau nemalonę priimti, negu malonę. Amen. Todėl, kad gyvenimai buvo tokie, kad mes visur girdėjome nemalonę, nemalonę, nemalonę. Niekur malonės, gal kai kur ir buvo kažkur žmogiška kažką malonė, bet daugiau nemalonės, daugiau skausmo, daugiau pykčių, daugiau vaidų, daugiau visokių įsižeidinėjimų ir taip toliau. Todėl mums šiandien taip sunku priimti Dievo malonę, o Jėzus Kristus sako, brangieji, priimkit. Kai tik jūs naudojatės mano kraujo apvalančią jėgą, aš apvalau ir atstatau jūs, o jūs eikit toliau vėl pergalingai. Amen, amen, amen. Kol išlipsime, kol pasieksime vienybę su Jėzumi Kristumi, kuo daugiau. Amen. Mes Dievo valia, kad mes augtume. Dievo valia, kad vaikai augtų, tobulėtų. Amen. Todėl mums duota Jėzaus Kristaus malonė, kad mes su juo, su jo malonė, su jo jėga nugalėtume visus priešus ir panašėtume į Jėzų Kristų ne tik vidumi, bet ir savo išorę ir gyvenimu. Amen. Halleluja. Tokia Dievo valia, toks Dievo planas ir taip bus. Sakykite, taip bus. Jėzaus vardu. Nes aš neatstumiu Dievo malonės. Aš tikiu jo gelbstinčią jėgą, laisvinančią jėgą, gydančią, prikeliančią. Aš gyvensiu su juo ir klausysiu jo. Amen. Nes mūsų viešpats visada atstatantis, prikelintis. Išskyrus šventoji dvasia, kada apkaltina nuodėmė. Amen. Tada tik tai apkaltinimas, bet ir tai šventosios dvasios apkaltinimas yra švelnus. Amen. Ji primena apie nuodėmę. Ji švelniai primena apie nuodėmę. Ir mes, kada ji švelniai primena, tai mes atgailaujame. Amen. Ir sakom, ačiū tu šventoji dvasia, kad tu parodai. Nesakome šventoji dvasia, nu ir kam tu čia man parodai? Mes džiaugiamės, kad parodai.
Jeigu mes netikėtume Dievo malonę, mes pyktume, kam parodė. Amen. Bet kadangi mes žinome, kad nėra pasmerkimo tam, kuris yra Jėzuje Kristuje, o tik išgelbėjimas, todėl, kai šventoji dvasia įveda į atgailą ir apkaltina šventoji dvasia, tam, kad mes atgailautume ir kad keistumėmės jo malonės šviesoje per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Amen. Štai koks šventosios dvasios apkaltinimas, vedantis į išgelbėjimą, vedantis į išganymą, vedantis į pergalę. O priešo apkaltinimas yra žlugdantis, stabdantis, niekinantis. Ir žinot, kai patys nepriimam šitos malonės, mes lygiai tą patį darom su kitais žmonėmis. Amen. Todėl mums svarbu gyventi Dievo malonėje, per atgailą keistis jo malonės šviesoje, kad ir kitiems būtume maloningi, atlaidūs, gailestingi. Amen. Kad nebūtume žiaurūs, nes jei mes savo žiaurūs, mes būsime ir kitiems žiaurūs. Amen. Todėl ne tik dėl tavęs ir manęs savęs reikia mums to gyventi tą malonę, bet kad neštume tikrai šviesą. Amen. Kad būtume šviesa, kad būtume druska. Nes tada ne mes gyvensime, bet pats Kristus apvalęs mus ir laisvinantis gyvens mumise. Ir todėl sako Dievo žodis, Dievo malonė, jūs esate, būsite pakeisti, esate pakeisti. Kokia malonė, kad aš galiu sakyti, kokia malonė, kad viešpats Dievas niekada manęs neatstumia, nesmerkia, bet priima ir per atgailą apvalo ir sustiprina. Ir aš galiu į toliau tada. Amen. Nes jeigu to nebus, mes sustosime ir nejausime, kad sustojom jau. Todėl, kad eiti toliau, iš tiesų viešpaties malonė yra atgaila ir apvalymas. Ir Dievo malonė parašyta per atgailą keičia mus. Amen. Todėl šiandien čia tokia įžanga, ar pakalbėti apie vieną tokią dvasią labai kasdieninę, kurios galime net nepastebėti, tai pyktis. Ir mes paskaitysim iš Galatams laiško. Tai yra kūno darbai. Pyktis yra dvasios veiksmas ar kūno darbas? Kūno darbas. Kūno, jis mums svetimas, mes jį žudysim. Taip? Pyktį reikia nužudyti, nes jis yra priešas. Pyktis ne draugas, bet pyktis yra žudantis, naikinantis priešas. Todėl mes jį išstudijuosime ir mes jį sunaikinsime. Jėzaus malonės dėka. Amen. Galatams skyrius 5:19 eilutė. Ir mes trokštame, ir mes einame šito keliu, kad Dievo malonė štai išvestų iš šitokių dalykų, o Dievo malonės pakaks. Čia parašyta kūno darbai aiškus 19 eilutė. Tai paliestuvavimas, ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumai, nesantaikos, pavyduliavimai, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldymai, pavydai, žmogžudystės, girtavimai, orgijos ir panašūs dalykai. Įspėju jūs, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. Amen? Kūniški, reiškia, rezume, kūniški žmonės nepaveldės Dievo karalystės. Amen? Nes čia išvardyti kūno darbai. Todėl kūnas negali paveldėti amžinybės. Todėl ačiū viešpačiui Jėzui, kad Jėzus mus išlaisvino. Amen. Ant Golgotos kryžiaus iš visų kūniškų dalykų ir tu gali sakyti, ačiū tau viešpatie, man reikia šiandien paleistuvauti, man reikia ištvirkauti, man reikia
netyram būti, gašlautis, meldžiauti, piktam būti ir taip toliau, nevardysiu visko. Nes Jėzus Kristus mane išlaisvino, o ką Jėzus išlaisvino, tas iš tiesų tapo laisvas. Todėl aš noriu gyventi dvasia, ne kūnu, kad šiandien iš tiesų ta laisvė būtų ne tik šventoje dvasioje, bet ir pasireikštų mano gyvenime. Amen. Yra tokių mokymų dabar, kad tik tiek ir užtenka. Sako, malonė viską padarė, o jūs dabar elkitės, kaip jums išeis ir būsit išgelbėti. Svarbu, Jėzus atpirko viską padarė, o jūs gyvenkit bet kaip. Matot, koks yra pavojus, pusė tiesos paima. Čia yra tiesa. Yra tiesa, bet yra ėjimas ir toliau. Amen. Nes viešpats nebūtų parašęs šitų rašto vietų, jeigu jis būtų su tuo apsistojęs, kad tavo širdį Jėzus ir tu išgelbėtas, tu gyvenk kaip nori ir vis tiek tu būsi nugalėtojas. O čia, sako, nepaveldės Dievo karalystės tie, kuries gyvens kūniškai. Amen. Oi, kaip gerai, kaip sveika man. Mane pastato į vietą. Koks geras Dievo žodis, kaip sudrausmina. Amen. Jau negana to, kad turi malonę viskam šitam, iš šito visko išlaisvinti. Amen. Tik tai bereikia pripažinti. Kai tu ir aš pripažįstame, pamatę tokių dalykų. Amen. Mes gailimės, pripažįstame, gailimės ir Jėzaus kraujas nuplauna ir laisvina. Amen. Taigi malonė. Galima sakyti, tai kur ta malonė? Štai čia ir yra malonė. Kad Jėzaus kraujo pakanka, kad mes ne tik širdį turėtume Jėzų, bet ir gyvenimu demonstruotume. Amen? Kad ir kūne pasireikštų Jėzus, ir kalboje, ir visame kame. Todėl sako, jūs esate pasaulio druska. Kai druska netenka surumo, ją reikia išmesti. Reiškia, aš mažai ką padruskinsiu, turėdama Jėzų paslėpusi giliai širdyje. Bet jeigu tu ir aš mes leisime jam gyventi mumise ir kalbėti ir reikštis per mus, todėl Dievo malonė labai daug padarys. Amen? Per tave ir mane. Todėl viešpats nenori būti paslėptas mūsų širdise. Ir nėra tokio žmogaus, kuris nėra supykęs, ar ne? Mes žinom visi, ką reiškia supykti. Ir pasaulyje tai buvo kasdieninė duona, ar ne? O šiandien mes pažiūrėsime, kaip toks nekaltas atrodo priešas, kiek jis daug žalos pridaro. Ir iš kur jis atėjęs? Jis atėjęs gali būti iš toliau. Ir mes to net nežinome. Nesakau, kad nežinome, mes galime atsekti. Gal tai tokio aplinkoje gyvenę, taip? Gal toks auklėjimas buvo. Buvo sąlygos susidarę, kodėl mes įsigijome tokią savybę, kuri gali nepaleisti. Todėl viena iš tų dvasių, kurie šiandien dvasia apšvies, yra pyktis. Nežinau, kaip tau, man tai kasdien reikia kovoti su šito dvasia. Jeigu nuoširdus, aš manau, ir tu pasakysi. Supykti yra šansų didelė galybė. Todėl mums reikia būti nuoširdiems, kad pripažinti tą nuodėmę. Atgailauti ir susitvarkyti su ja. Štai viskas. Ar ne malonė? Taigi malonė. Todėl nepalikim jos šiaip sausai veigai, tegul jį gyvena. Bet mes atneškime, pripažinkime, atgailaukime ir būkime laisvi. Amen. Ir taip viešpaties malonė veiks mumise. Galima sakyti, kad pyktis, žinot, nekantrumo charakterio savybė, taip? Nekantrų žmonės greit supyksta. Tikrai. Kartais pats neturi kantrybės ir kažką, kad greičiau būtų, imi ir supyksti. Ar ne? Būna tai? Būna. Ir tai yra dvasia.
dvasia, kuri nori užteršti mane ir tave. Ir jeigu mes ją pasiduodam ir taip nuleidžiam, lyg niekur nieko, ji priteršia mus. Ji užteršia mus ir jis žudo po truputį mus. Amen. Todėl neleiskim tam pykčiui, galim sakyti, žmogžudžiui, ar ne, pyktis, įsigyventi mumise. Iš karto atgailaukim ir leiskim viešpaties malonę nuplauti. Kuo greičiau, tuo geriau. Amen. Ir kai kas sako, taigi ir Jėzus pyko ir teisinės. Aš girdėjau daug žmonių, kurie teisintis nori. Kurie tikrai vaikšto pikti. Ir jie sako, taigi ir Jėzus pyko, taigi ir Jėzus stalus vartė. O kiekviena rašto vieta pateisina. O kaip galima pasiteisinti su ta rašto vieta. Bet visų pirma, yra, jeigu aš būsiu šventoje dvasioje, tikrai ir Dieve, šventoje dvasioje man galima bus pykti, jeigu šventoje dvasioje supyksiu. Amen? Bet tai nėra kažkoks tikslas kažką pažeminti, kažko iš nekantrybės ar panašiai, bet tai bus tiesiog šventosios dvasios įkvėptas Dievo pyktis. Vat Jėzus buvo įkvėptas šitos dvasios pykčio, todėl iš viešpaties ateinančio. Ir būkim nuoširdus, tas pyktis, kur pas mus ateina, tikrais ne iš viešpaties. Nežinau kaip tu, bet aš kaip ištyrinėjau, tai aš švento nemačiau. Kad jis būtų šventas, aš visada radau, kad reikia atgailauti. Tai bloga būna, kaip supyksti ant žmogaus ir pabaigia, kažkaip jis skiriasi su žmogum, arba nustoja kalbėti. Bloga, oi kaip bloga būna. Ir tada tu atgailausi, Dieve atleisk. Nežiūrė, sakai, kuris dabar čia buvom kaltas. Aha, nėra to žmogaus, dabar pastudijuosiu, turbūt jis čia kaltas. Nesvarbu, ar jis kaltas. Man bloga. Aš užsiteršiau. Ir taip užteršia, kad tikrai užteršia. Ir nuotaikos nėra niekas nesiseka, nes iš tiesų tai yra velnio dvasia. Mes įvardykim tiesiai šviesiai, tai nėra kažkokia žmogaus dvasia, kažkokia pusiau Dievo dvasia, bet tai yra velnio dvasia. Velnio dvasia, kuri nori mūsų užžudyti. Todėl čia prašykite, pykčiai, vaidai, tegul pasitraukia iš jūsų tarpo. Amen. Nes tai yra vieta velniui. Vieta velniui. Ar tai būtų kokiuose santykiuose, žinot, kai aplinkui žmonės yra pikti, nepaprastai yra sunku išlaikyti teisingą dvasią, ar ne? Bet reikia ir Dievo valia. Todėl, kai įtakoja aplinka, mes nekaltinkim aplinkos, geriau irgi, jeigu įsitraukim, atgailaukim ir leiskim Jėzui Kristui apvalyti ir nuplauti. Amen. Nes priešas nori slėptis ir jis nori mus padaryti tais, kurie kartu su juo paslepiam jį. Įsivaizduojat, mes nesąmoningai tai padarom. Nežinodami to, imam ir slepiam jį. Kai tuo tarpu Jėzus Kristus nori jį sunaikinti. Amen. Per atgailą savo krauju sunaikinti ir išlaisvinti. Halleluja. Aš žinau, šiandien ir tu žinai, kad tu turi tokią perspektyvą. Visapusišką. Nėra tokios nuodėmės, dėl kurios Jėzus Kristus nebūtų numiręs ir praliejęs šventą kraują. Kad šiandien, kas beveiktų su tavim, tu gali eiti toliau su Dievo malone. Nėra tokios nuodėmės, kuri sustabdytų tave ir mane. Amen. Čia malonė, kad viešpats pašalina kaltę ir nuodėmę, nuplauna. Todėl ir sakau, kad velnias stengsis, kad mes nepriimtume malonės. Aš nekalbu apie tokį, žinot, apsivalymą, ir sakau, atleisk viešpatie, tai iki rytojaus. Ryt vėl ateisiu už tą patį. Nekalbu apie sąmoningą. Bet iš tiesų, jeigu mes gailimės, jei iš tiesų supratom, kad tai yra priešas
iš tiesų mes labai greit tapsime laisvi. Nes kai vėl pradės reikštis ta dvasia, mes iškart ją pagausime. Amen. Amen. Nepergyvenk, jei nepagavai. Jei nepagavai, atgailauk ir Dievui duok nuplauti. Ir duok Dieve jėgų ir budrumo ją pastebėti. Amen. Aš tai prašau, kad Dievas duotų man pastebėti, kaip ateina nuodėmė. Ne tada, kai jau padariau. Ar supykau, ar įsižeidžiau. Bet prieš tai. Ir taip reik malonės. Man taip reik malonės. Kad aš būčiau budri, kad prieš tai pamatyčiau ateinantį priešą. Amen. Štai ko mes, į kur mus Viešpats veda. Taip, jis apvalo ir atleidžia. Ir sako, eik ir nenuodėmiauk. Ir mums reikia dvasinio budrumo tikrai būti dvasios pilniems, kad atpažinti ateinantį priešą, kuris jau beldžiasi. Tuk, 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 tuk. Ir jį surišti Jėzaus vardu. Aš neturiu nieko bendro su tavim. Va mes einame į tokį lygį, kai mes sugebėsime neįsileisti velnio. Amen? Neįsileisti. Yra geriausias dalykas, kas gali būti, pažinti priešą. O priešą mes galim pažinti tik dvasia šventąja. Amen. Todėl kūniški mes būdami net pažinsim. Todėl mes taip norim augti dvasioje, skaitome Dievo žodį, meldžiamės ir prašom Dievo dvasios pripildymo, kad dvasia atpažintų ateinantį priešą. Amen. Mūsų kūnas net pažįsta, jis iškart susitapatina su juo ir jie ten bendradarbiauja. Kūnas, velnias, jie greitai bendradarbiauja. Todėl ačiū Viešpačiui Jėzau, kad šventoji dvasia mumise duota padėjėja, mokytoja, pagalba mums atpažinti priešą. Netgi sako, priešas ateis apsimetęs šviesos angelu. Ir tai tau šventoji dvasia padės jį atpažinti. Šitom akim net pažintum, bet dvasia atpažįsta. Ačiū Viešpačiui Jėzau šitą malonę. Amen. Todėl, jeigu mes norime būti budrūs prieš šitą pykčio dvasią, mes prašykime šventosios dvasios pagalbos. Amen. Ir jau jei būnam kūne, pradėkim šlovinti Dievą, melstis Dievą, kad vėl atsigaivintų dvasia. Nes kada mes kūne, mes nebudrūs. Ir paskui padarom, paskui pykstam ant savęs, kad padarėm, irgi kūne būdamas, ar ne? Pasiduodi kūne būdamas, paskui kūne būdamas vėl neteisingai vietoj to, kad atgailautum ir nusiplautum ant savęs pyksti ir taip velnias sako, va, šitaip ir norėjau. Va, čia vyksta mano darbai, dabar aš tave žudysiu ir nepaleisiu. O tu sakai, ne, aš tau užstatau Jėzaus kraują. Aš pripažįstu, kad aš nusidėjau ir Jėzaus kraujas nuplauna. Ir tai kaip antausis priešai. Tai kaip antausis priešai, todėl mums iš tiesų yra verta pasilikti Viešpaties dvasioje šventojoje, kad nepasiduoti piktojo darbams. Ir žinot, piktis visada Dievo išsiliedavo, kada dėl nepaklusnumo tautos, ar ne? Bet jis viešpats, ar ne? Ir aš negaliu pykti, ne ant vieno žmogaus man neduota. Nei ant tavęs, nei ant tavęs, nei ant tavęs, nei tau, ant manęs, nei ant kito žmogaus. Nes mes ne dievai. Amen. Mums Dievas pasakė, atleiskite priešams. O čia paskaitėme, nepasiduokite kūno darbams. Ir tai mūsų pašaukimas. Bet priešas velnias stumia mus į Dievo padėtį. Ir kada jis įstumia mus į Dievo padėtį, mes pradedame nepatenkinti būti kažkuo, pykti ant kažko, reguliuoti. Ir kodėl taip nedaro kaip teisingai ir kodėl šitaip nedaro. Čia mūsų darbas ar Dievo darbas? Dievo darbas. Ir tada mes
kai įsiveliam į tuos dalykus, mes pikti vaikščiojam ir dar piktesni, nes mūsų nieks neklauso ir neklausys. Amen. Kas mūsų turi klausyti? Mažutėliai. Gabrieliu, tu mamos klausyti kol kas turi. Taip? Kaip vis gražiai žiūri. Vaikams, sako, būkite paklusnus vaikams, savo tėvams, ar ne? Šiandien mes visi suaugę, mums nereikia paklusti tėvams jau. Ačiū Dievui. Amen. Ir velnas taip apgavę žmonės, kad daugelis jau šeimas turintys sūnų, dukterų, klauso mamų. Labiau negu viešpaties. Ką jau kalbėt, sakė, būkite vienybėje su žmona, ar ne? Palikite namus, tėvų. Matot, kaip velnas viską sumaišęs, jisai sugriovęs ir todėl chaosas ateina į gyvenimus. Todėl, kad ir nepykti nėra lengva. Amen. Ta noriu pasakyti, kad tų situacijų, tų aplinkybių yra n. Bet kadangi mes išlaisvinti, mes vis labiau ir labiau mirštame savo ir pavedame teisingą teismą viešpačiui. Amen. Geriau savo nukreipti tą teismą, kad atgailautume. Amen. Ką ne taip pasielgėme, savo nukreipti. Sau. Neteisk vyro, neteisk žmonos, neteisk. Neteisk, palikite, sako, tai teisingam teisėjui. Ir nesakau, kad lengva, bet tai viešpaties valia. Mes tam esame išlaisvinti. Jėzus dėl to sumokėjo brangią kainą. Amen. Sako, mylėkite vieni kitus, tarnaukite vieni kitiems. Ir nieko panašaus nesakė. Kontroliuokite, teiskite ir kažką tai darykite. Amen. Bet kažkodėl ta pykčio dvasia, tai yra velnias, jisai nori įtakoti mus. Jisai nori įtakoti žmonės. Ir todėl mes mokomės kaip nepasiduoti. Todėl Jėzus nieko nedarė iš savęs, todėl jam ir tiko pykti. Pyktis mūsų priešas. 1 Petro dar paskaitysim. 1 Petro, 3 skyrius, 9 eilutė. Matai, ką čia kalbėjome, dar užtvirtinsiu Dievo žodžiu. Čia parašyta 9 eilutė, 3 skyrius, 1 Petro, 3 skyrius, 9 eilutė. Neatsilyginkite piktu už piktą. Ar keiksmu už keiksmą. Mes galim taip, nes mes išlaisvino mus Jėzus. Amen. O jei nepavyko, gal laukim iki pavyks. Amen. Piktą ar keiksmu, piktų ar už piktą, ar keiksmu už keiksmą. Bet priešingai. Laiminkite, žinodami, kad ir patys esate pašaukti paveldėti palaiminimo. Kas trokšta mylėti gyvenimą ir matyti gerų dienų. Yra čia tokių? Taip. Amen. Tai aš. Taip. Kas trokšta mylėti gyvenimą ir matyti gerų dienų, te pažaboja liežuvį nuo pikto ir lūpas nuo klastingų kalbų. Padėk Dieve. Amen. Tegu jis nusigrėžia nuo pikto. Matot? Ar piktis nusigręš nuo tavęs ir manęs, ar aš nuo pykčio? Taip, aš. Ir jūs sako, nusigręžkite. Reiškia, pripažįstu, kad supykau, atgailauju ir Jėzus sunaikina. Ir aš toliau seksiu viešpaties dvasia ir žodžiu. Lūpas nuo klastingų kalbų, nusigrėžia nuo pikto ir daro gerą, te ieškau ramybės ir te siveja ją. Viešpaties žvilgsnis lydi teisiuosius ir jo ausys girdi jų maldas. Bet viešpaties veidas prieš darančius piktą. Amen. Nu kam man to
pykčio. Viešpats sako, kad jo ausys girdi tuos, kurie pyktį apleidžia. Amen. Kurie nesusideda su pykčiu. Pikta širdis yra kieta širdis. Todėl neleiskim šitiems priešams, kurie užkietina širdis. Netoleruokime jų. Bet jeigu taip įvyko, atgailaukime, apsivalykime ir taip rimtai prašykime Dievo malonės, kad aš daugiau taip nedaryčiau, Viešpatie. Jeigu šitaip melsiesi, pamatysi, kaip greitai baigsis šitos tirados. Amen. Kitų būdų nugalėti pykčio nėra. Tik per atgailą. Tik per išpažinimą ir atgailą nugalėtas priešas, nes Jėzus Kristus tik jį nugalėjo. Taip? Bet visą tai, kas Galatų laiške parašyta, Jėzus Kristus visus nugalėjo. Ir burtininkavimus, ir pykčius, ir gašlumus, ir palistus, viską jis nugalėjo. Todėl šiandien apvalydamas Jėzus išlaisvina ir mus. Halleluja! Mes būsime mylintys, nepikti iš Dievo malonės. Amen. Nesakau, kad jau esame, kaip tas Paulius sakė, bet būsime. Nes taip gyvensime viešpaties malonę. Kad nugalėti pyktį savo gyvenime, mums būtina pamatyti šaknis, kurios jį maitina. Yra tokių dalykų, kurie maitina pyktį. Ne tai, kad tik vienas pyktis iš oro atėjo ir viskas. Yra dalykų, kurie jį maitina. Tai yra tokios priežastys. Gali būti susikaupęs pyktis, kaip sakiau, iš praeities. Ar ne? Mes būdami gal vaikai, ant mūsų kažkas išliejo pyktį, ar ne? Bet mes tėvų nepasirinksim iš karto, kad nepradėtų mintise suktis, o va, matai, tai čia jie kalti, va taip, taip. Nieks nieko neleido kaltinti. Dėl to ir atėjo Jėzus Kristus, kad žinojo, kad mes būsime papuolę visi tokias problemas. Ir visi daugiau ar mažiau juose buvome. Nebuvo Dievo, nebuvo teisingo auklėjimo. Tėvai nepažino Dievo. Ir todėl čia niekur nieko nereikia kaltinti. Bet reikia paimti Dievo malonę ir išlikti. Amen. Pripažinti, kad toks dalykas mane šiandien persekioja, už jį atgailauti ir priimti išlaisvinančią malonę. Amen. Jokių būdų nesikapstyti ir neieškoti kaltų. Nei tu kaltas, nei tėvai kalti. Tai tiesiog dėl nepažinimo, kaip Dievo žodis sakė, žūsta tauta. Ir mes buvome tuo metu tokioj padėty. Todėl Jėzus Kristus tam ir pasirodė, sako, kad mus mirusius nusikaltimais atgaivintų. Amen. Ir per atgailą prikeltų. Jis sumokėjo kainą, nes jis matė, kokioj padėty yra žmonėje. Ir Patarlių 22 skyriui čia būtent galim paskaityti 22-24 eilutį. Čia parašyta, nedraugauk su pikčiurna ir neik su ūmiu žmogumi, kad neišmoktum jo kelių ir nepastatytum spąstų savo sielai. Taip. Tai nereiškia, kad fiziškai tu eit negali su tokiu žmogum.
Bet nepasiduok tam. Amen. Nepasiduok tam. Neik su tokiu žmogumi. Ne bendradarbiauk, neįsivelk į kalbą. Žinot, būna kartais žmogus lieja pyktį, tau išpasakojo kažkokią situaciją ir kad lieja pyktį. Ir žiūrėk, jau ir tu užsikrėtei ir jau pradėjai kartu kažką tai pasidaviau jau tam pykčiui. Todėl iš tiesų, kai mes esam stiprus ir nugalėję pyktį, ar ne, kai tai praktikuojame, mes galime būti pagalba tokiam žmogui. Sakydami, atleisk ir viskas baigsis. Ir nereiks nei butot, nei burnot. Amen. Nes kuo mes daugiau kalbame nepasitenkinę, tuo labiau pyktis įsitvirtina. Ir dažnai žmogus kažką išsako, pasimeldė, sakau, tik dabar jau niekam nesakyk. Jau pasimeldė, matydami Dievą ir Dievas dirba su šitą situaciją. Neik ir vėl neliek to pačio. Amen. Nes velnias džiaugsmų netrivoja. Jo pyktis auga. Auga kaip tas grybas. Auga, kai mes jį laistome. Amen. Ir jis neauga, jeigu mes jį nupjauname. Grybą. Kas jį nupjauna, atgaila ir malonės priėmimas per tikėjimą ir sprendimo padarymas, daugiau taip nedarysiu. Amen. Aš nenoriu vaikščioti užsitaršus. Aš užteršiu kitus po to. Amen. Mes tie druska esame, kad su tokia žmonėms susidūrė atvirkščiai. Mes išliktume Jėzuje Kristuje ir jie būtų paliesti tos malonės. Tai štai kam reikalinga mums palikti pyktį, nes tai yra nuodas. Ne tik mums, bet ir aplinkiniams ir taip toliau. Antra priežastis gali būti įsižeidimas. Įsižeidęs žmogus piktas būna. Taip? Todėl gali būti tokia priežastis, kad aš piktas ar pikta, kad įsižeidus ar įsižeidęs. Ir tu jauti, kad tu nenori taip žiūrėti, nenori to. Pyktis pagrįstas įsižeidimu, šaknis įsižeidimas. Todėl mes galim save studijuoti, kada pyktis, kodėl aš dabar pykstu. Įsižeidžiu. Tai irgi kasdieninė duona, ar ne? Kartais velnias labai slankio aplinką primuojantas liūtas ir žiūri, kaip kam įgelti. Sako, kaip čia, kad įsižeistų, kad supyktų. Ir dėl įsižeidimo mes galime vaikščioti pykti. Tokia priežastis gali būti, kad įsižeidžiu. Taip. Pirmas buvo, kad nuo tėvų atėjęs pyktis gali būti, bet ir tai tu gali jį per atgalą sunaikinti. Ir antra, dėl įsižeidimų. Žmonės gali vaikščioti pikti. Tokie, vadinasi, papuolė į velnio pinklės, ar ne? O pinklės kokios dar ir įsižeidė ir dar pyksta. Tai yra kaip pinklės, užmeta velnas. Ir jis nori taip laikyti. Kai tu tarpu yra malonė, žmogus gali vaikščioti laisvėje. Amen. O mes nori laikyti ir smerkti tuose pančiuose. Todėl mes sąmoningai atleidžiame tam, kas įžeidė. Sąmoningai ir dingsta pyktis. Amen. Ir vėl pinkliai sutraukytos. Jėzus Kristus sutraukė visas vergystės pančius. Amen. Todėl mes galim naudotis šitą malonę. Pykčio prasiveržimo emocijos gali būti žmonių, kurie ilgą laiką įsižeidime. Jie gali tylėti visą emocijų, jokių nerodyti. Net nematyti, bet viduj. Bet tai nereiškia, kad išoriškai nematyti tų negatyvių emocijų, tai yra viskas tvarko. Tas pats, ar tu paslėpęs tas emocijas įsižeidimo, ar tu išreiški, visi mato,
lygiai tas pats nuodas. Lygiai tas pats. Todėl, jeigu prasiveržia kartais pyktis, tai va būtent dėl šitos priežastys įsižeidęs reiškiasi ir dar neatleidęs. Todėl iš karto atleiskime, kad tos proveržių nebūtų. Amen? Proveržiai. Kai kurie pastoviai žmonės ten supyko, nesupyko, o kiti tyli, atrodo, tai šventas žmogus. Ir kai praverė burną, tu sakai, čia tas pats žmogus. Amen. Tai mes galime tapti tokiomis aukomis. Štai kodėl nereikia laikyti įsižeidimą. Kad nepavirstų pykčių su emocijų proveržiais. Dėl įsižeidimo galime įsigyti pyktį su proveržiais emocijomis. Matot? Šaknys yra įsižeidime. Priežastis tokia dėl įsižeidimo. Gali turėti vietą pyktis. Gerai, trečias. Patirtas žeminimas, prievarta atstumimas, irgi priežastis gali pavirsti kerštu ir pykčiu. Žeminimas kažkieno, kažkas tave žemino, kažkas prievartavo, atstumė. Gali tai būti pavirtę pykčiu. Bet nesvarbu, kad taip ir įvyko, mums nesvarbu žiūrėti, kas įžeidė, kas atstūmė, kas žemino, visiškai. Mums reikia ką daryti? Atgailauti, kad kerštavom, kad pykstam, kad kerštavom prieš. Be pagrindo kartais žmonės pikti jie. Visko pikti, nieko gali nepadaryti, kažkas visiškai blogo, bet jam iššaukia pyktį. O tai ir reiškiasi, kad toks žmogus gali būti žeminamas, buvo prievartavimas ar atstumtas ir paskui išsilieja jam tokie dalykai. Tai čia gali tokios priežastys, bet nežiūrint priežasčių, vėl išėjimas vienas. Atgaila ir apsivalymas ir Dievo malonės prašymas eiti į pergalę, kaip pirmai sakė. Mūsų tikslas eiti į pergalę. Mūsų tikslas nėra voliotis purvyne, ar ne? Mūsų tikslas yra, palikus purvyną, eiti su Jėzumi Kristumi pergalingu keliu. Amen. Amen. Ir tokia malonė, kad mums ne darbais reikia iš ten išlipti. Ne nuo savo kažkokiu teisumu ar darbais, bet per tikėjimą Jėzumi Kristumi mes galime būti išlaisvinti ir būsime išlaisvinti. Amen. Todėl, kada šitas malonės apreiškimas susitrynės, mes nenorim pripažinti savo nei pykčio, nei įsižeidimo, nei su kitų nuodėmių, nes galvojam, jau dabar viskas, jau jie prižaisi, tai man mirtis. Ne, nebijokime. Žmonės kartais dėl išlaisvino bijo ateiti, kad pasimelstų ir sako, demonas iš manęs kaip pradės eiti. Tai demonas tai ne tu. Ko mums pergyventi? Tegul jie eina. Amen. Čia nekalba, kad tave išvyti reikia. Ne, demonas tegul eina. Todėl nesigėdykim, kai reikia išlaisvinimo, niekada, sakykim, noriu pasimelsti, aš nenoriu, kad tas gyventų gyventojas. Amen. Nes tai nesame mes. Jeigu mes tapatinime su ta dvasia, tada mes galime ir bijoti. Bet jeigu mes norim ją palikti, todėl mes turime būti drąsūs. Nes irgi kaip ir tą įsigijom pyktį ar kerštą iš kažkur praeities, tai taip ir čia. Tu nežinai, nei iš kur atėjo, gal iš tėvų, gal iš senelių, gal iš kažkur atėjo, prie ko tu čia, suprantat. Bet tas kūniškas požiūris, kad čia aš.
Bet kadangi mes dvasiniai žmogus, mes mokam atskirti dvasią nuo žmogaus. Todėl mes mylime visus. Amen. Ne pagal jų darbus, sako, bet kaip Dievo kūrinius. O Dievo malonė per atgailą apvalys ir išves visus. Tik svarbu nesustoti, netapti religingu. Galvoti, kad aš čia kaip nors pats. Tai yra religija. Bet per atgailą tai reiškiasi viešpaties malonė. Kerštas moterims būna, žinot, kokių berniukai, kurios žemino mamos. Gali jie užaugti kerštaujantys moterims, nekesti moterų, niekinti jas žeminti. Nes jie buvo žeminami savo mamų. Ir atvirkščiai gali būti dukros, kurias tėvas ar prievartavo, ar irgi žemino, niekino, tokia užaugus mergina irgi gali žeminti ir niekinti vyrus. Tai tiesiog viskas persiduoda. Todėl štai kokių problemų yra. Ir todėl į visas problemas atsakymus yra Jėzus Kristus. Nesvarbu, iš kur atėjo visi tie dalykai, vis tiek atsakymas yra atgaila, Jėzaus kraujas ir išlaisvinimas. Amen. Amen. Kokia malonė iš viešpaties Jėzaus. Bet kokia nesėkmė gali iššaukti pykčio proveržį, tai jau čia kaip... Vat iš šito mes išsigyvendinsim. Ir reikia įsigyvendinti. Tik situacija netikėta, tik situacija ne pagal mane ir vsio. Proveržis. Ir kažkaip tas velnias šoka ant tavęs ir manęs iš karto. Todėl padėk Dievą, kaip sakiau, būti šventoje dvasioje, budrume pasakyti, o ką aš čia pakeisiu šitų pykčių šalin Jėzaus vardu. Amen. Jeigu mes jį spėsim pavaryti dar ne pademonstravę, tai nereikės atgailauti. Amen. O jeigu jau pademonstravom, tai atleisk viešpatie, ar ne? Bet aš noriu ir Dievo valia, kad tu ir mes išmoktume dar nepadarę, jaustume, kai jis ateina ir šalin, sakytume, šėtone. Tu, pykčio dvasia, šalin, kai jau tik norim įsižeisti. Ką dabar daryti, ką daryti? Įsižeidimo dvasia, iškart sakyk, šalino manęs. O jei nereiks sėdėti įsižeidęs. Ir dar paskui atgailauti, ir paskui dar atsiprašyti, kokių 5 žmonių ar dar kažkiek. Amen. Todėl štai, dėl ko Jėzus Kristus numirė, kad mes būtume laisvi. Amen. Jeigu laisvi, tai reiškia nevergausim. Aš nenoriu vergauti tau pykčio dvasią, nes nesėkmės labai dažnai iššaukia pykčio emocijas. Dieve, malonės. Niekada ne, žinot, mes jau taip galbūt dabar nesakom, bet tyliai ten giliai, kaip sakiau. Pasaulio žmonės iškart išreaguoja viską, ar ne? Bet mes, krikščionys būdami, galim kartais viduj tai pagalvoti, bet lygiai tas pats, kas būtų pasakyta garsiai. Reiškia, niekad neatleisiu. Ir dar ištarė žmonės. Niekad neatleisiu. Taip aš uždarau savį kalėjimą. Ar ne? Ir tuo metu, jeigu nesupati, tu galvoji, nu dabar tai aš jį uždariau. Jau dabar kaip uždariau, tai uždariau. Save uždariau. Savo blogą padariau. Arba būna pasaulį tokį girdėti, keršysiu visą gyvenimą. Irgi posakis baisus yra. Ir patys save nuteisia tam. Keršysiu, neatleisiu niekada. Arba aš niekad to nepamiršiu. Čia tas pats. Čia tas pats. Pasilieki uždarytas, velnio apgautas.
Arba aš visiems įrodysiu, kad tu neteisus. Irgi uždarau save. Niekam nieko nereikia įrodyti. Niekas nepašaukė kažką įrodyti. Jėzus sako, gyvenk. Mylėk viešpatį Jėzų. Gyvenk. Tarnauk. Paklūsk mano dvasiai žodžiui ir gyvenk. Bet velnias sako, įrodyk. Todėl, kad jis nori mus kankinti. Todėl Dievas sakė, palikite teismą Dievui. Amen. Todėl kaip gerai žinoti Dievo žodį, kaip gerai girdėti Dievo žodį, kaip gerai gyventi Dievo žodžiu. Taika ir ramybė būtų tarp žmonių, ar ne? Ir Dievo valia, kad bažnyčia būtų tas kūnas Jėzaus. Štai vat toksai, todėl dvasia ir kalba. Kalba ir kalba. Kad Jėzus nori, kad jo kūnas būtų toks kaip galva. Ar ne? Mylintis, atleidžiantis, gailestingas. Taip, aš visiems įrodysiu, sako, ir jie dar nuo manęs verks, dar jie kentės. Visi girdėti posakį, taip? Matot, koks prakeikimas pasaulyje? Kaip žmonės patys, neturėdami pažinimų, sako, dėl nepažinimų žūsta tauta, uždarė save į kalėjimus. Štai kodėl šiandien reikia nešti išgelbėjimo žinią žmonėms. Amen. Kad ir jie išeitų iš tų dvasinių kalėjimų, kad Jėzus Kristus apšviestų ir jų širdis ir protus, kad ir jie pamatytų tą viltį, kurią mes turime Jėzuje Kristuje, kad ir jie pamatytų. Todėl, kad dėl nepažinimo užsidaro tauta į kalėjimą. Todėl, jeigu kažką netaip darom, mes kiekvienas, ar ne, kartais nematai, ką darai, paprašyk šventosios dvasios, kad parodytų, šventoji dvasia iškels, ar ne? Nes kai iškart galvoju, tai visada gerai apie save galvoju. Bet jeigu taip ramiai nurimsi prieš viešpatį ir sakysi, šventoji dvasia parodyk, kur aš neteisingai elgiuosi, kur jį pradės tau primint. Ir kaip gerai, kad jį primena. Sakai, va čia Jėzau atleisk. Taip, pripažįstu, atleisk Jėzau. Ir čia negerai padariau. Atleisk Jėzau, apvalyk. Aš noriu būti laisvas. Amen. Nes mes patys savęs nematom. Šventoji dvasia labai gražiai parodo. Todėl bendradarbiaukam su šventoji dvasia, kad jį parodytų. Kur mes ką darėme vedami pykčio, parodys, kur įsižeidė. Kas dar gali iššaukti priežastis viena? Pyktį. Neišsipildė svajonės. Nesipildė svajonės. Pyktis dėl prarastus metus kažkokius, ar ne? Nes mes tikrai, jeigu pasiduotume pykčiui, tai visi turėtume dėl ko. Ir kaip aš jau klystam, taip, žiūrėk, metai prabėgo, aš nieko nepadariau, ne? Čia kiekvienas galime tai pasakyti. Bet gal ne visi, aš tai be Jėzaus matau daug, ką neteisingai pragyvenau, bet nepykstu, nes žinau, kad aš ir negalėjau kitaip gyventi be Jėzaus. Ir tu kitaip negalėjai. O ką veikia, likusį gyvenimą Dievą nori nugyventi su tavimi. Amen. Ir tada neliks vietos pykčiui kažkokiam gailesčiui iš prabėgusius metus. Ar sako, o gražiausi metai prabėgo dabar, o kad būtų anksčiau. Neleisk šitokiams svajonėms. Čia yra velnias, kuris nori sukelti tokią nostalgiją, liūdesį ir kad pradėtume liūdėti ir pykti, dėl ko visiškai nėra jokios naudos. Amen? Tik tai žudymas ir graužatis. Taigi, dar Jokūbo 1:20 galime paskaityti.
Dar viena pykčio tokia priežastis gali būti išdidų žmonės dažniausiai pykti. Iš išdidumo gali pykčiai lietis dažnai. Tai va tokios šaknys gali būti išdidumas, kad aš dažnai pykstu. Va, pyktis pasireiškia išdidiems. Žmonės linkę ginčytis, įrodinėti, lenktyniauti, nepasiduoti. Jeigu aš tokia esu, aš išdidi. Ir aš įeisiu į pyktį. Būtinai įves mane. Todėl aš manau, kad užtenka visiems mums šito išdidumo, ne? Ir man, ir tam. Bet mes per atgailą pripažindami, amen, išraus Jėzus Kristus tas šaknis. Leisime Jėzui Kristui išrauti. Žinot, labai sunku žmogui pripažinti, aš išdidus. Kažkaip per praktiką tiek metų girdėjau. Ne, aš neišdidus, aš neišdidus, aš neišdidus. Aš tik taip čia taip, va tik taip. O tos Luciferius, svoločius, supratė, atėjo į šitą žemę ir laiko mus. Jis pats išdidus. Luciferius prieš Dievą pasididžiavo, todėl ir mus laiko, tik nesakyk, kad tu išdidus. O aš sakau, aš 3 tą sakysiu. Išdidi, išdidi, išdidi. Atleisk viešpatie, aš išdidi. O, kaip smagu, kaip sveika. Todėl lipk ant šitos dvasios. Amen. Net jei neišdidus, sakyk, atleisk Dievą, aš išdidus buvau. Ar išdidi buvau. Amen. Pamatysi, kaip tau lengvės prisipažinti. Nes laiko reali dvasia, reali išdidumo dvasia, Luciferius laiko, kad mes nebūtume laisvi, kad mes nebūtume atviri, kad mes nevaikštume prieš Dievą atviri, jis laiko. Todėl jei net ir nesupranti, kad išdidus. Aš manau, kad kasdieną tau ir man užtektų kiekvieną rytą ar vakarą priprašyti, atleisk Dievą, aš buvau išdidus, atleisk man už išdidumą. Amen. Jei savo laikiausi, jeigu įrodinėjau, jeigu lenktyniavau, jei nenorėjau prisipažinti, kad kaip aš atrodysiu mažesnis dabar. O čia yra išdidumo šaknis. Ir dar įvedančius į pyktį. Ypatingai čia madinga šeimose tokios praktikoj. Taip velnias nori, kad tokia praktika būtų ir dažna pasaulyje tai super, kad žmonės įrodinėtų, kuris geresnis, kuris teisnesnis, kuris gražesnis, kuris čia dabar aukštesnis. Ir iš kokios tai dvasios? Iš Luciferiaus išdidumo dvasios. Amen. Todėl mes ir šitą šaknį leisime viešpačiui išrauti. Mums jos nereikia. Jokūbo 1:20. Čia parašyta, žmogaus rūstybė nedaro Dievo teisumo. Žinot, būna žmonės tokių rūstus visada. Ir ne tik viduje rūstus, bet ir išorė rūstus. Tokie neprieinami, nežinia kaip jį pakalbinti, kaip jį per kur, už ką ir su kuo. Va tai reiškia, kad žmogus papuolęs į vergystę. Ir ko reikėtų tokiam žmogui? Parašyti šventosios dvasios, kad šventoji dvasia parodytų, kodėl mano tokia padėtis, kodėl aš taip žmonių nemyliu, kodėl aš taip ginčiuosi, kodėl aš taip... Ir šventoji dvasia parodys ir mes galėsim atgailauti, pripažinti, Jėzus kraujas nuplaus ir išlaisvins. Amen. Kokia faina procedūra, klausykit. Tik va reikia prieiti iki to, velnias nenori daleist. Sunkiausia yra daeiti. O paskui viskas iš Dievo malonės vyksta. Bet velnias visada laikys ir sakys, tik neatgailauk, tik neprisipažyk, tik nesakyk. Laiko, jisai nori laikyti kalėjime mus, jis nori laikyti uždarytus vergovėje. Todėl neliudykim šventosios dvasios Efeziečiams 4:17,
Kada mes taip elgiamės, mes liūdinam šventąją dvasią ir todėl mūsų ta nuotaika tokia būna. Čia parašyta Efeziečiams 4 skyrius 30. Atsiprašau, ne. Efeziečiams 4 skyrius. 4 skyrius 30 eilutė. 30. Ir 32. Ir neliūdinkite šventosios Dievo dvasios, kurią jūs esate užspauduoti atpirkimo dienai. Kad mane šiandien kas įžeis, tai man turi būti 0 sveikų. Nes aš nepaveldėsiu amžinybės. Princesė. Mūsų gimusi dvasia paveldės amžinybę, todėl mes nenorim įžeisti dvasios šventosios, o ji niekada neįsižeidžia. Amen. Jeigu mane kitas įžeidžia, aš turiu šventąją dvasią, kad neįsižeisti, ar ne? Atleisti. Tik aš pats turiu apsispręsti, netoleruoti to, kas žeidžia mane šventąją dvasią. Amen. Kai jis žaidžia, man reikia sakyti, Sigita, ko tu mane čia žaidinėjai? Tai aš išdidi. Jis žais mane, aš turiu. Jeigu dvasiniai, tai neliečia tavęs. Amen? Jeigu tu gyveni kaip dvasinis žmogus. Bet jei patys elgiamės, arba įsižeidžiam, arba pykstame, mes įžeidžiam šventąją dvasią mumise. Jis sako, neliūdinkite šventosios Dievo dvasios, kurią esate užantspauduoti atpirkimo dienai. Va, kuo mes turim rūpintis labiausiai. Nes daugelis sako, tai kodėl aš taip turiu elgtis, o koks skirtumas, o man tai patinka, o Mariu taip gerai. Ir liūdinam šventąją dvasią, kurią esam užantspauduoti atpirkimo dienai. Amen. O mes norim amžinai gyventi, ar ne? Aš tai noriu. Tai aš nenoriu. Mes todėl sąmoningai nenorim įžeidinėti jos, taip? Te būna toli nuo mūsų visoks kartėlis. Toli nuo mūsų. Štai, ar ne? Per atstumą pykti. Ne tik, kad pasiduoti, bet per atstumą. Aha, jau to ateini. Sako, te būna toli nuo jūsų visoks kartėlės piktumas, rūstybė, riksmai ir keiksmai su visomis piktybėmis. Būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristui atleido jums. Halleluja. Tiesiog nėra kas veikti. Ar ne? Kiek atkrenta nereikalingų veiksmų. Nereikia nei pykti, nei rūstauti, nei rėkti, nei kartelėje sėdėti, nei keiktis. Būkit malonus, gailestingas, laidus vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje atleido mums. Amen. Ir mes galime tokie būti, jeigu praktikuosim atgailą. Amen. Ir Dievo žodis sako, ir Dievo malonė pakeis mus. Amen. Mes nuspręsime, mes norėsime, o Dievo malonė pakeis. Ir paskutinį rašto vietą Efeziečiams 2. Mes sieksime būti panašus į jį. Amen. Efeziečiams 2, 1-8 eilutės. Čia viską apvainikuoja. Ir viena pusė, ir kita šitas Dievo žodis. Sako, ir jūs buvote mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose kadaise gyvenote pagal šio pasaulio būdą, paklusdami kunigaikščiui, viešpataujančiam ore, dvasiai, kuri dabar veikia neklusnumo vaikuose. Štai apie tą Liuciferį, kurį šnekėjo. Amen. Mes klausėm jo, kai buvome nuodėmėse. Tarp jų kadaise ir mes visi gyvenome, sekdami savo kūnų geiduliais. Matot? Įsižeidimai, pykčiai, tai yra kūno visokie geiduliai.
sekdami savo kūno geduliais, vykdydami kūno ir minčių troškimus. Kūnas susinorėjo, davai, mintys atėjo, davai. Ar ne taip gyvenom? Taip. Taip. Chaosas. Vykdydami kūno geismus, vykdydami kūno ir minčių troškimus ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai kaip ir kiti. Jeigu tu šiandien sakai, kad tu buvai šventas, tu melagis. Nes Dievo žodis sako, kad mes visi tokie buvom. Amen. Rūstybės vaikai kaip ir kiti, iš prigimties buvom jau. Bet Dievas toliau sako, apstus gailestingumu, iš savo didžios meilės, kuria mus pamilo, mus mirusius nusikaltimais, atgaivino kartu su Kristumi, malonė jūs esate išgelbėti. Kartu prikėlė ir pasodino danguje Kristuje Jėzuje, kad ateinančiais amžiais savo gerumu parodytų mums beribių savo malonės turtus Kristuje Jėzuje. Amen. 8 dangalį. Nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą. Ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana. Amen. Todėl mes iš Dievo malonės šiandien taip gyvename. Ir tai vadinasi Jėzaus mokiniai krikščionys, paklusnus Jėzui Kristui, atmetantys kas neteisinga ir priimantys Dievo malonę. Ir Dievo malonė pakeis, o mus ne vienas nepasikeis savo jėga prie geriausių norų, bet per atgailą Dievo malonė vis keis ir keis iš šlovės į šlovę, iš jėgos į jėgą. Amen. Pasakyk kaimynui, manęs tuoj nepažinsite. Amen. Nepažinsite manęs. Amen. Nes Dievo malonė leisiu, kad mane keistų. Ir Dievo malonė jau keičia, nes aš pripažįstu savo nuodėmę. Pripažįsiu, visada pripažįsiu. Gerai, pasimelskime.